Pradėjom gerai tikrai rungtynės, gerai žaisdami kamuolį ir gynybą iš tikrųjų pakankamai neblogai susikalbėjom. Neatrodo, kad buvom kažkokie pasimetę ir neišėjom ar ne prie tokios atmosferos, kaip paprastai gali nutikti. Bet antram kėliny tas agresyvumas jau aišku pakeltas, išmušė mus iš vėžių ir prasidėjo tokio, sakykime, neįžaisti kamuoliai, neatsirado agresijos iš kiekvieno iš mūsų turbūt. Ir jų ta agresija, ką įtakoja, tai išmušimus iš gerų mūsų situacijų, kur mes norim. Ar ne viskas buvo toli nuo krepšio. Ir tas antras kėlinys tikrai buvo tokia, kaip sakyti, prastokas, o jeigu trečiam kėlinyje apsitvarkėm reikalus, grįžom į rungtynės ir su, dabar neprisimenu, ar +1 ketvirtą kėlinį ar ne išėjom, atrodo tokioj išvykoje to ir nori, kad tas kažkiek ketvirtam kėlinį spaudimas jau būtų ant jų pečių, bet vėlgi agresyvi gynyba, dvigubinimai neleido žaisti gerai kamuolį ir net gal nusimesti to kamuolio. Tai taip ir jie perlaužė tas rungtynes ketvirtam kėlinyje. Prieš Donatą Motiejūną pradėjot labai smagiai užatakuodami, jį ten ir alijupais kelis kartus ir greitai teko išimti, antram kėlinyje jis įsivažiavo puolime. Kaip ten pavyko galbūt įeiti tą žaidimą? Ne, tai iš tikrųjų ganėtinai gerose situacijose jisai gaudavo kamuolį, per daug galbūt arti krepšio, ten jisai tikrai yra pajėgus susitvarkyti vienas prieš vieną, tai užsibaiginėja gerai abiem rankom, tą visi žinom. Bet, sakau, tą reikėtų padaryti gal kažkiek darbą anksčiau, neleisti jam taip lengvai įeiti į jo tą patogią poziciją. Tai čia turbūt didžiausias, kaip sakyti, toks iššūkis, su kuriuo nesusitvarkėm, ir aišku, mūsų ta tokia gynyba ir papikėm popino. Galbūt galėjom kažkiek agresyviau neleisti ir neišmesti. Gal vieną tritaškį pataikė, bet jis ganėtinai, vis tiek duoda įsivažiuoti žaidėjai. Po 3 pergalių buvo ta žinutė, kad nereikia kažkaip šiandien iškelti dabar to dalyko, turbūt tokia pati žinutė ir po pirmo pralaimėjimo, kad nereikia per daug nulius, ar ne? Aš manau, kad šitos varžybos mums tikrai davė daug pamokų. Su kuriais dalykais, tokiais kaip tokia agresyvė dvigubinimo gynyba, dar nebuvom susidūrę ir tikrai turim padaryti tos namų darbus ir pasižiūrėti, kaip galima atsilaisvinti kitiem, galbūt lengviau atrasti pozicijas, kaip nusimesti žaidėjų kamuolį, kuris yra dvigubinimas, tai čia yra pirmas dalykas. O šiaip tikrai ta agresija jų, nors ir akcentavom tą prieš rungtynes, bet šiandien buvo faktorius. Taip, aišku, tas pirmasis 3 rungtynes mažai kas rado atsakymų tai perimetro trijuliai. Kaip galbūt reikėtų, ką parodė Crvenas Zvezda, ką reikėtų jiems dar patobulinti, kad išlaikytų tokį stabilumą? Aš sakau, man vis tiek vėl grįžtų prie tos agresyvumo ir tiek vienas prieš vieną gynyba, tiek jau ketvirtam kėliny ir dvigubinimo gynyba. Tai mes tikrai galim kaip komanda geresnį darbą padaryti. Vis tiek, jeigu dvigubina žaidėją, tai reiškia kažkur yra pranašumas, kad jie žaidžia 5 prieš 4 ir negaunasi, kad mes puolime žaidžiam kažkaip, bet turim geresnėse situacijose atsidurti, kad būtų lengviau paduodamas perdavimas laisvam žaidėjui ir iš ten jau turi būti kūryba. Jau kelis sezonus esi Eurolygai, žinai tas dvigubas savaitės, kaip jos atrodo, mačas su Armanija jau ketvirtadienį. Kokia galbūt yra tavo rutina ir toks kaip, nežinau, gal patarimas kitiems, kaip eiti iš rungtynių į rungtynes tokioje situacijoje, kai rungtynių labai daug ir esi viena po kitos, ypač tą spalį? Šiaip tai nežinau, nieko stebuklingo, kiekvienas tvarkomės turbūt kaip galim, norėtųsi kuo anksčiau nueiti miegoti tiesiog, gerai pavalgyti ir turėsim rytoj atstatomą treniruotę, kas šitokie pagrindiniai kertiniai dalykai, sakau, smagiausia, jeigu pavyksta anksti užmigti, tada jau labai pozityvus dalykas žvelgiant į atsistatymą. Yra dar ko nustebina šitą Belgrado atmosferą ir jau visiškai? Nepasakyčiau, jau čia tikrai mes esam ganėtinai patyrusių žaidėjų komanda, ne pirmą kartą čia esam, nepasakyčiau, kad šiandien kažkokių ir provokacijų ten jau labai didelių buvo, tai nežinau, galbūt naujokam kažkiek ta atmosfera gali būti, kaip sakyti, įdomesnė.